Vėlgi dar akcentas, svarbu, kad būtų tvarka nustatoma ir sprendimai priimami, atsižvelgiant į principus, kurie nustatyti, atsižvelgiant į veiklos tikslus, įvertinant draudimus, kurie nustatyti įstatymą ir priklauso teisės aktuose, jeigu dar būtų tokių draudimų, įvertinant atskirų sutarčių pobūdį ir praktiką, ne tik šis, kaip anksčiau buvo sakoma, bet ir praktika, ir netgi reikia vertinti ir sandorių reikšmingą informaciją. Pavyzdžiui, jeigu reikia, matot, kad sandoris pakankamai sudėtingas, galit pražiūrėti, ką nors, net ir vidiniai teisininkai, beje, vėlgi, jų, kaip taisyklė, sakykime, ta patirtis būna kitokia negu galbūt išorės teisininkų arba nebūtinai teisininkų, gal reikia kitų specialistų pagalbos, tai siūlyčiau naudotis tokiam pagalbom tam, kad išvengti problemų tokių sandorių atžvilgių. Tada, aišku, irgi labai svarbu, kad būtų nustatomos atitinkamos tinkamos sąlygos viešojo pirkimo dokumentus, aišku, čia nieko naujas ir dabar jau tas yra žinoma. Toliau pavyzdinių standartinių sutarčių nuostatų pasitvirtinimas, tas irgi palengvina gyvenimą, ne? Na ir be abejonės labai svarbu pareigų pasiskirstymas vidiniai struktūrai, kad visi žinotų, ką turi daryti. Kalbant apie atskiras sutartis, aišku, jungtinės veiklos sutartis, į ką reikėtų labai atkreipti dėmesį, tas gali atsispindėti ir tvarkoje, kad, pavyzdžiui, atitinkamą informaciją turi pateikti atitinkamas darbuotojas, kuris pateikinės arba tam tikrus siūlymus dėl sutarties ir panašiai. Tai svarbu, kad būtų aišku, kokie tie įnašai, kaip vyksta išlaidų pasiskirstymas, kaip tas pelno pasiskirstymas vyksta, kokie be abejonės yra atsakomybės dalykai, sutarties nutraukimo aspektai, aišku, tuos klausimus reikia būtinai atkreipti dėmesį. Nuomos sutartis, be abejonės reikia nusimatyti tvarkose, kad ta nuomos sutartis būtų įregistruota, kad būtų užtikrinta, kad būtų įregistruota registre, be abejonės. Toliau, į ką labai reikia atkreipti dėmesį dėl nuomos mokesčių nustatymus, ypatingai galimybės perskaičiuoti, nežinot, jeigu sudarysite kokią ilgalaikę sutartį ir po to paaiškės, kad čia jau tos kainos neatitinka realybės, ta prasme, kad jos yra per mažos, ypatingai jeigu jos per didelės, tai niekas nesikabins, jeigu bus per mažos, tai taip pat kabinsis, tai reikia sutartys irgi numatyti atitinkamas galimybės tai kainai, nuomos mokesčių peržiūrėti. Ir aišku, turto pagerimas, čia problema numeris 1. Na, vėlgi, jeigu kalbėsit apie tai, kad tai yra jūsų nuosavybės teise valdomas turtas, tai jūs turite visą laisvę numatyti, čia valstybės savivaldybių turto valdymo naudojimo disponavimo įstatymo pribojimas, kad pagerinimai neatlyginimai netaikomas, tai jūs jau patys būsite atsakingi, kaip čia su tuo tvarkytis. Tai aišku, pirmas principas jūs galite numatyti, kad netaikoma, bet kita vertus, aišku, gali būti visokių situacijų, kur gal ir vertės leisti, nes, iš tikrųjų, tos investicijos pasiteisins. Bet tada jau turit labai apgalvoti, kada ir kokiais atvejais duoti tokį sutikimą, įvertinti visas aplinkybės, galbūt ir galvoti apie tai, toliau kokios tos pasekmės susietos su tais pagyvenimais ir panašiai. Čia kolega Irmantas Dobulas, aš šnekėdamas apie praktiką, sakys, kiek yra praktikoje buvę, kad galiausiai nuomotas lieka skolingas nuomininko, o ne atvirkščiai, ne? Taip su tais pagerinimais būna. Jeigu atsimenat, ir valstybė buvo skolinga nuomininkams, ne? Ir netgi buvo įstatymas atskiras dėl to priimtas. Aišku, reikia pasirūpinti be abejonės turto draudimu, subnuomos. Jūsų atžvilgiu labai svarbu apsikalbėti subnuomą, nes įsivaizduokit, kas atsitiktų, jeigu jūs išnuomojat už vieną kainą, o subnuomojama už didesnę kainą. Įsivaizduokit, koks skandalas kyla, nes kažkas tai uždirba dar iš jūsų tos nuomos. Tai čia jau, vadinasi, jūs netinkamai išnuomojate, ne? Tai čia yra apie ką pagalvoti. Dėl panaudos sutarties lygiai tokios pačios problemos kaip nuomos, bet dar labiau atkreipiu dėmesį su panauda, nes jau pati panauda visų pirma turi būti labai ribotais atvejais tas sandoris sudaromas, mano nuomonė, labai aiškus kriterijai, kada tokį sandorį sudaryti. Ir čia aišku, kad reikėtų atkreipti dėmesį, kad jūs turėtumėte didelę laisvę nutraukti sutartį ir be abejonės su panaudos, čia aš prašiau galimybę, bet veikiau negalimybė būtų. Lizingo sutarties atveju irgi yra tam tikrai momentai, ką reikėtų atkreipti dėmesį, ir čia irgi yra ir mokėjimo terminai, turto draudimas, aišku, nuosavybės teisės perėmimo momentas kaip apibrėžtas.